Ar yra išsiskaidžiusi mano aukščiausios sąmonės dalis? Yra, ne? Mm. Ir jinai kažkur likus toje vaskoje, Mhm. kažkokiam Taip. ritualė, ne? Ar tie šamanai pasiėmė? Ne, archyvai yra ajavaskos agregarė. Gerai, susirandam tą archyvą. Ištrinu iš to archyvo save, susigrąžinu savo energiją, susigrąžinu savo sąmonės dalis. Viskas, kas buvo atiduota, išimta, įrašyta, viską atšaukiu ir anuliuoju. Bet įsivaizduokit, nes aš buvau vieną kartą ir dar iš tikrųjų aš tokia buvau sąmoninga, kad man atrodė, kad man ten minimaliai kažkas vyksta. Mhm. Ir įsivaizduoju, kokie procesai, tai kai Ne, žmonės... tai tu pasirašai kontraktą iš karto, Jolanta, tai tu ateini, ta prasme, tu būk kokia nori, tu duodi sutikimą. Ta prasme, tu ką Taip, nori, kontraktą, gali taip. kalbėti. Taip, tai yra sutikimas, kad tu leidi jungtis. Taip. Išsivalė? Išsivalė? Tuo žiūriu, kažkodėl labai sunkiai paleidžia. Atšaukiu bet kokius kontraktus, sutikimus, ritualus. Atšaukimas kaip ir atrodo padarytas. Gerai, iš archyvų ištrinu bet kokią informaciją. Tiek šūdo eina, kad šakės. Nušakės. Atrodo tas toksai toks vaizdas, ojas, per kerklę eina. Atsitapatinė, atsijungi nuo manęs, nuo tos energijos, žiūri viską iš šono. Toks vaizdas, kad tas pats kaip čia augalas, ne? Čia yra žolė, jo augalas. Nes toks vaizdas, kad tas augalas jau patapęs demoniniu, jisai yra kaip okupuot, kaip sakyti, taip, užgrobtas šitų, taip. Užgrobtas, jisai kažkada tai gal atrastas yra gydomaisiais tikslais ir kažkuom. Ta prasme, bet jisai patapęs visiškai demoniniu augalu, netgi taip pasakyčiau, demoninė energija yra. Ir tai yra visiškai toksai, kaip tarsi atrodo, norint susigrąžinti tą, sąmonės dalį, ne? Supranti, jie ją kaip pasisavinę, kaip savo dalį, kaip pasakyt. Pasiėmė mano tą dalį kaip savo dabar. Taip. Geras. Gerai, aš dabar... Atrodo, žinai, koks vaizdas, kad vos ne religinį agregorą vos ne yra lengviau išardyti negu šitą. Taip, jisai labai labai sustiprėjęs, vadinasi, yra. Reiškia, dabar jis labai aktyvus, to pažiūrėk, kiek dar vis eina žmonės į tas ajavaskas. Gerai, tai dabar aš sukaupiu visą savo energiją, visą savo ugnį ir susigrąžinu. Kokie tie demonai nebūtų, aš vis tiek esu kūrėja, aš esu ta savo dalis. Ir aš išreiškiu valią ją susigrąžinti. 3, 2, 1. Visą jėgą dabar sukaupiu ir susigrąžinu. Tiesiog su savo ugnim išdeginu, kas kiša nagus. Atsistatau, atkuriu savo tos dalies energiją ir susigrąžinu. Šiaip tai reiktų šitą gabaliuką įkelt, kad žmonės tiesiog, kurie turėjo tas ajavaskas, kad patys padarytų šitas. Kas nori, ta prasme, kas kam gerai yra, bet suprasti tai, kad ten yra tokie archyvai, kad net sunku suvokti. Taip. Dar paleidžiam į visatą tų irgi burbuliukų, ką dabar pamatei? Taip.
Paleidžiam informacijos burbuliukų, kad žmonės, kurie atsipeikėjo, atsitokėjo, išreikštų valią, atšauktų, anuliuotų bet kokius sutikimus, leidimus, kontraktus, archyvus ir susigrąžintų savo aukščiausios sąmonės dalį, kuri nuėjo būtent į šitus archyvus. Bet tiesiog kas turėjo ir sąmoningai nori atšaukti, kad susigrąžinti savo tiesiog aukštesniosios sąmonės dalis. Iš ritualų ten kokiuose bebuvę, ne, tai ajavaska, dabar kalbama ajavaska, bet jų visokių daugiau yra, bet ajavaska yra vienas stipriausias. Ir tiek žmonių papuolė yra į tai. Taip. Gerai. Oi, nelengvai paleidžia, palaukti, dažnai žiūrėt, kad, tiesiog pasižiūrim dabar, ar grįžo pilnai 100%. Nesprantė, aš nerandu, kurioj vietoj, ta prasme, taip stipriai užkabinta yra. Gerai, programos, tikrinam dar programos. Ne. Interferentiniai algoritmai visokie. Ne. Patikrink, ar pas mane kažkas įkišta. Per tą ritualą, ar yra likę pas mane kažkokie dalykai. Tau atimta. Aha. Bet nieko nelikė, ne, kad pačiam, kad būtų tas signalas. Aha. Ne. O atimta sąmonės dalis ar dar kažkas? Patikrink, kas dar atimta. Žiūriu. Nes kaip atrodo sąmonės, bet visi tie reikalai sutvarkyti, bet kažkas dar. Gerai energija, bet per ką energija? Kas neleidžia sugrįžti? Kas neleidžia susigrąžinti va tos sąmonės dalį? Sveikatos dalis eina. Ta prasme, kaip ir sveikatos kažkoksai tai būna duotas, sutikimas pasirašant, kad kažką duodi iš savo, tarsi palieki kaip auką. Aha. Tai va dabar aš atšaukiu ir dar tą sutikimą, kad aš atidaviau. Taip ir tai vadinasi atimama žmonėm ir sveikata. Taip. O dabar aš atšaukiu ir anuliuoju kažkada labai labai seniai duotą sutikimą, nesąmoningą, va tą nesveikatos. Kokiam lygmenį buvo pasakyta man buvo tas, kad aš atiduosiu sveikatos kažkokią dalį? Nebuvo. Dabar viską atšaukiu ir anuliuoju ir susigrąžinu savo, kas buvo atimta. Tai eina sveikata kaip auka. Tai įsivaizduoji? Eik savo. O žmonės važiuoja tai gydytis Jolantai. Taip. Taip įsivaizduoja, ar sielą, ten, ar kūną, daug, visi skirtingai. Taip. Važiuodami tenais. Yra kas paskraidyti važiuoja, bet yra, kurie tikrai turi kažkokią intenciją pasveikti. Taip, jie kažką duoda, bet jie pasiima savo. Kokią sveikatos vietą atimi? Dalį, žinai. Tai inkstai. Inkstai? Nesikeikiant. Nerealiai. Gerai, susigrąžinu aš dabar savo šitą atimtą dalį ir susigrąžinu inkstų energiją, atsistatau inkstų sveikatą. Grįžta dabar? Kažkaip ateina per vandenį. Bet inkstai, žiūrėk, ir yra susijęs su vandeniu. Skysčiai ir taip toliau. Bet tarsi Valusi? Labai trūkiniai pradėjai. Jo. Gerai. Gerai, tikrink, ar 100% grįžo, ar susigrąžinau sąmonės dalį, ar susigrąžinau inkstų energiją. 100% ne. Kas dar trukdo?
Kas trukdo susigrąžinti 100% aukščiausios sąmonės dalį? Sakysiu paprastai. Tai tarsi, kaip žinai, duota kažkam, kažkas tarsi kaip ir pasinaudoja. Aš dar su tuo nesusidūrus, buvo labai keista stebėti. Dabar dar čia yra įvesti tie Toks žmonės. vaizdas, kad kažkas naudojasi tavo energiją, supranti, jinai yra. Aš supratau tavo, Ir dabar pažiūrėk, nes ar yra tie žmonės, kuriame tame dalyvavo, ne tie, kur vedė, šamanas arba kurie vedė. Ne, Čia viskas eteriniam plane, ne? Vieniem duoda, kitiem atima, tretiem duodam, ta prasme. Tai yra taip supinta, tai yra taip sumakaluota. Supratau, kad tu pats dabar sakai. Tarsi net tokie, žinai, kaip sakyčiau, žinai, netinka ta žodis kraujomaiša, ne, tarkim, bet va tas toksai, kad yra bandymas, va tas net sielas, kaip pasakyti, sumakaluoti ir surišti, net kaip pasakyčiau, jos tarsi atrodo visos susiriša į tą katilą, iš kurio joms sunku išeiti. Tarsi sielos per tai yra supinamos, ne, per tai, ką paimama, siūlas, tarkim, tavo, ne, galima pavadinti taip, ne, ir jisai supilamas į tą bendrą kasą, bendrą egorą. Ir už tai yra taip sunku ištraukti, nes atrodo, trauki, tarsi, sakau, susigrąžinu, bet tu jau esi persipinus su kitom, kitų sielų, ne, ten sąmonės dėmes. Taip. Ir tai už tai nėra taip lengva, va, kaip pasakau, atrodo, iš to religinio gregoro atrodo daug paprasčiau išeiti, negu iš šito. Tai va, pasižiūrėk, kiek mes laiko darom, tai jau nekalbant apie tai, kad prieš kelis metus apskritai darytas valymas buvo. Taip. Mes darėm valymą. Mes nesigrąžinom dalių, ne, mes tai valėm toksinus, traukėm visus kontraktus, jo. Tai dabar žiūrėk, dar tada darom dar stipresnį mano tą sąmonės dalį, kuri yra persipinus, kuri jau gal yra kažkur atiduota, modifikuota. Aš savo energiją dabar susigrąžinu iš bet kokių sluoksnių energijų, dimensijų, time juostų, egzistencijų. Ta pačią energiją, kaip jinai būtų pakeista, tą individualią, tikrą savo energiją aš susigrąžinu. 3, 2, 1. Nuskaitau savo energiją, kokia yra mano tikroji pagal savo DNR ir eina per visur. Dabar leidžiam per visus sluoksnius, dimensijas, egzistencijas. Ir kitas net sielas, sąmonės dalis, kur jinai jau modifikuotas, išskleista, atimta, perduota. Nesvarbu, aš kas mano susigrąžinu. Taip. Pavyko? Panašu, kad bum. Bum, ne, labai gerai. Reikėjo matyti atras, kad jinai išėjus per kitur. Šiaip tai ir tos, ta prasme, ir kuo daugiau žmogus dalyvavęs, tuo jam sunkiau susigrąžinti. Faktas, kad jisai turi daugiau kontraktų, daugiau persipinimų, ne? Ir kitas dalykas, jisai turi mažiau energijos. Nes, kad susigrąžinti savo dalis, irgi reikia turėti energijos. Jo. Ką, trinam pėdsakus? Dabar visur. Kaliukai, tai avaska. Jo, kažkada buvo sakralus augalas, gydantis ir taip toliau, ir padarytas demonų įrankiu. Tai apskritai pasaulyje, kas dabar darosi iš visų tų, kad